Sveiki, čia Wow pokalbiai, lyderių studija. Tai pokalbiai apie lyderių komunikaciją, su jais pačiais ir tais, kurie jiems padeda. Sveiki, šiandien kalbėsime su žmogumi, kuris užvedė daugiausiai vadovų ant scenos. Turiu tokį įtarimą. Dainius Baltrušaitis, organizacijų psichologas, bet mums labiausiai žinomas kaip iš didžiausių konferencijų EBITO, HR savaitės įkūrėjas, veidas. Ir dėl to drąsiai sakau, kad daugiausiai vadovų užlaipinusių ir įtikinusių lipti ant scenos. Sveikas. Labas. Ir kartu taip pat yra ir mano kolega Aidas. Sveiki. Tai gal ir pradėsiu nuo to klausimo, kai tenka kalbinti vadovus užlipti ant tos scenos, konferencijų scenos. Yra tie, kurie sako, kad tikrai gerai, tik tai duokit temą, ir yra tie, kurie sako, kad neturiu aš čia ką pasakyti. Kaip sekasi įtikinti antruosius? Čia geras klausimas, ar ne? Reiškia, gal dar čia ir apie pirmosius reikia pasakyti, ar ne, dar pradžiai. Nes turbūt ir apie pirmuosius tie, kurie sako, kad noriu užlipti, duokit temą, tai irgi nebūtinai reiškia, kad kažkas bus gerai. Ne? Tai, o kalbant apie antruosius, tai aš nežinau, man atrodo žmonės, kai šitai sako, tai turbūt yra keli dalykai. Ar ne? Vienas dalykas, tai vis tiek nėra tikri dėl turinio. Ar aš tikrai turiu ką pasakyti, ar aš tikrai vertas dalintis, ar ne. Ir iš tikrųjų mes nuoširdžiai turėjom savo praktikoje tokių vadovų, kuriuos po šiandien dieną aš nesugebu įkalbinti dėl to, kad jie sako, ką aš pasakysiu. Ten susirenka tiek vadovų, tiek jie pasiekia. Ir taip toliau. Bet turbūt, kad labai svarbu tema, ar ne? Nes man visą laiką ir pačiam iš tikrųjų, kiekvieną kartą aš sakau pranešėjam, jeigu tu užlipsi ant scenos ir turėsi savo 15 minučių ar kiek ten bebūtų, ne? Ką tu pasakysi, kas bus tas turinys, kuris iš tikrųjų vertas dalinimuose. Tai antrosiams padeda, jeigu tu sugebi tą turinį surasti, ar ne? Ir sugebi parodyti, kad jisai yra, ar ne? Arba kartu atrasti jį, turbūt dažniausiai. Bet antras dalykas, kuris man atrodo labiau stabdo negu pirmas, tai yra tas, aš nežinau, iš tikrųjų, aš nemačiau to tyrimo, kur ten žmonės sako, kad žmonės scenos baimė yra didesnė negu mirties baimė. Matomai, kad, jeigu legendos tokios yra, tai matomai tyrimas yra. Nors gali ir nebūti, ne? Bet, Mirusų negalima apklausti. Jo, negalima. Tai aš manau, kad šitas yra turbūt antras dalykas, ar ne? Tai yra tas psichologinis saugumas lipant į sceną, ar ne? Tai, nes kažkaip mums atrodo, kad jau jeigu lipsiu į sceną, tada jau turi būti viskas, jau taip, kad jau nieks niekur neprisikabintų, ar ne? Ir aš kolegai sakiau prieš laidą, ar ne, ten, bet toks geras tyrimas, kurį aš pacituoju, tiesą sakant, tai antrai grupai vadovų, ar ne? O tas tyrimas 70-metį, reiškia, buvo darytas tyrimas, aš neatsimenu pavardės, bet jeigu kas norės, galės, aš patikslinsiu. Bet ten mintis buvo tokia, kad buvo susidėti tie eksperimentuojamieji, tie žmonės, kurie atsakinėjo klausimus, ir prieš juos buvo pastatytas ekspertas, pavadinkim taip, ar ne? Žmogus, kuris kažką tai papasakojo, paskui atsakė į klausimus. Ir tie ekspertai, jie yra, tokie patys, turinio prasme, jie yra visi geri. Ar ne? Bet vienu atveju tas ekspertas, jis tiesiog papasakoja, atsako į klausimus ir išeina. Kitu atveju tas ekspertas papasakoja, atsako į klausimus ir apsipila kava. Ne taip, kad, reiškia, paima ir užsipila kavą, bet, ten neša kavą ir netyčia apsipylė, taip, ar ne? Spėk, kuris geriau vertinamas? Tas, kuris apsipylė. Tas, kuris apsipylė kavą. Ir va čia, man atrodo, labai svarbus dalykas suvokti scenai, kad tu kažkuria prasme turi apsipilti kavą. Tu neturi scenoje siekti tobulybės, tu neturi... Aš nesakau, kad tu turi blogas būti scenoje, ne, kas yra absoliutus kitas kraštutinumas. Bet tobulybė, jinai šiek tiek panašiai į feiką, į netikrumą. Dirbtinis intelektas yra tobulas, ne? Jisai visais galais mus pralenkė, būdamas tobulų, teisingų, struktūruotų, ką tik tai nori, ne? Bet man atrodo grožis, žmogiškasis grožis ir tas grožis, kuris scenoje perka, tai tie netobulumo momentai. Kada... Aha. Bet Dainiau, kalbė apie pažeidžiamumą iš principo. Absoliučiai, taip. Bet pažeidžiamumas reikalauja dar didesnės drąsos, negu ryžtas užlipti ant scenos. Taip. Ir gal tada pamėginkime apibrėžti, kadangi EBIT vadovų konferencija egzistuoja jau seniai, Lietuva jau tapo tradicija, apskritai kiek žmonių skaičius, kurie ryžtasi lipti ant scenos, jisai
didėja, mažėja, išlieka toks pat? Čia gal reiktų taip pasakyti, ar ne? Reiškia, tai tarkim Lietuvoje, EBIT, ar ne, ten yra kokie 50 pranešėjų, ar ne, kurie lipa į sceną. Kokiam, tarkim, Lietuvos verslo forume, kurį mes organizuojam, ten yra turbūt kokie 100 žmonių, kurie lipa į sceną. Nu, ta prasme, kad tai čia, žinai, dabar ar buvo taip, kad viena arba kita arba trečia konferencija neįvyktų dėl to, kad, nu, nebuvo kam užlipti sceną, nu, tai nebuvo, ar ne? Tai vadinasi vis tiek kažkaip tie žmonės užlipa į sceną, ar ne? Čia, jeigu klausimas yra, ar lengviau, ar mažiau lengvai, kitaip sakant, ar, žinai, ar ta dinamika pasikeitė. Tai aš sakyčiau, man atrodo, žmonės atsakingesni pasidarė scenai. Nu, dabar atsirado, nežinau, vėl, čia turbūt galiu kalbėti tik tai apie mūsų scenas, ar ne, bet man atrodo, yra kažkokia tai atsakomybė scenai. Nu, jeigu tu lipi, tai, nu, ne šiaip sau lipi. Turėtų būti, bet, jo, bet ar jos yra daugiau? Aš manau, kad yra daugiau. Jo, aš manau, kad yra daugiau. Tai smagu, ir gal tai irgi su konferencijom, su jų įvaizdžiu, su tų dalyvių skaičiu, nu toks, nu žinai, kad jeigu mes sutarėm ten, kad tavo pranešimas 15 minučių, tai jisai 15 minučių, ne 17. Nu, aš dar 2 minutės užmėsiu. Ne. Nieko tokio. Nieko tokio, aš Dieve brangus, pakenties visi. Nu, ta prasme, ten, jeigu aš atėjau pasakyti, tai aš, nu, pasakysiu, ne, labiau negu ten intro apie save ir outro apie save ir ten tada vienas sakinys apie turinį. Ne. Nu, tai tokių dalykų, man atrodo, kažkaip jų vis, nu, dingsta iš scenų. Bet dar kalbant su vadovais ir kai būna tie pirminiai susitikimai, ir čia jau nesvarbu, ar tie, kurie ryžtingai sako, taip, jokių problemų eisiu, ar tie, kurie dar truputėlį, kaip sakykime, laužėsi, bet po to jau tu juos įtikinai, vis tiek, aš manau, per tiek metų jau turi tokį vidinį jausmą. Kada atsiranda tas pajautimas, kad o čia bus gerai? Ir kas tai yra? Po ko dažniausiai tai pajauti? Aš, sakykim taip, ar ne, reiškia, pirmas dalykas, tai aš turiu tokį 3 etapų receptą savo, ar ne, kurį, ta prasme, ką man atrodo mes turim padaryti su kiekvienu pranešėju, tam, kad būtume tikri tiek aš, tiek jisai, kad mes, arba jinai, kad mes einam į sceną, ar ne. Tai dažniausiai, praeinant šitos etapus, tu supranti, ar ne? Tai pirmas tas etapas yra, ir vėl, čia dar kartą, kad taip aiškumo dėliai, tai nereiškia, kad mes ten 3 kartus atskirai ties kiekvieno etapo susitikinėsim, tai gali būti vienas susitikimas, kur tu pamatėjai viską, tai gali būti 15 susitikimų, kur tu drilini tam tikrus etapus, ar ne? Bet pirmas dalykas tai turinys, apie kurį aš jau sakiau, ar ne? Kad, nu, tai tu turėsi savo laiką scenai, ką tu pasakysi, ar ne? Ir čia labai labai svarbu suvokti, ar yra turinio, ar nėra turinio, ar mes turim ką pasakyti, ar mes neturim ką pasakyti, ar tas turinys yra, kaip reiškia, kalbantį brošiūrą, pavadinkim taip, ar tas turinys iš tikrųjų yra išgyventas, ateinantis iš vidaus, tai yra tavo turinys, ar ne. Ir tu tą labai greitai gali pradėti jausti, ar ne, nu, koks tai yra turinys, ar ne. Ir aišku, aš ieškau to turinio, kuris būtų, nu, tikras turinys, ar ne, nes, nu, tarkim, vienas pavyzdys žmogus galėtų sakyti, tai mes įmonėje įgyvendinom transformacijos pokyčių projektą ir toks, jo, gerai, bet kitas sako, blemba, mes nebuvom tikri, ar pavyks. Ir tada žiūri, aš noriu šitą pranešę, ne? Nu, ta prasme, tai daug tokių detalių, kurios signalizuoja, ar čia bus tas turinys, kuris bus iš tikrųjų, nu, to žmogaus ir tikras, ar jisai bus, nu, žinai. Tai čia turinys. Viena medalio pusė, jo, turinys, ne? Antras dalykas, tai forma. Tai tu užlipsi į sceną ir jeigu tau jau ten iš 50 ar ten 100 pranešėjų išpuolė loterija būti 70 kalbanti galva, nu tai kaip pietų parke ten nebus faina, jeigu tiesiog linguosi. Tai kuo tu būsi kitoks? Ne? Kaip tai atrodys? Ir vėl tada su skirtingais pranešėjais turbūt tu ieškai įvairiausių skirtingų variantų. Tai aš nežinau, galiu porą pavyzdžių pasakyti, kad mes turėjom, tarkim, Viktorą Keturakį, kaip pavyzdys, psichologą, ar ne? Tai mes scenai jam sukūrėm psichologų kabinetą. Mane tada Viktoras, nu tai aišku, ten fone, reiškia, psichologo kabinetas, tos kėdės, kaip jau ten. Ir vėl, psichologo kabinetas, tiesą sakant, taip nebūtinai atrodo, ar ne, bet stereotipiškai žmonės turi tą vaizdinį, ar ne. Nu tai mes jį tokį atkūrėm, ar ne, ir tada Viktoras atėjo, atsisėdo, nu ir tada, nu tas jau vėl stereotipinis žmonių klausimas, nors irgi čia toks folkloras iš tikrųjų, nu tai apie ką norit pakalbėti, ne. Nu tai Viktoras atsisėdo ir darė pauzę. Ir darė pauzę tol, kol auditorija sako, nu tai apie ką norit pakalbėti. Nu žinai, tai tu ieškai tų dalykų, ar ne? Arba
Arūnas Dulkys, ar ne, jisai skaitė pranešimą, į kurį atsinešė pluoštą dokumentų, tuo metu kalbėdamas kaip reiškia, vyriausias auditorius, ar ne. Ir jis ten kažkurio metu ten pažiūrė tą visą pluoštą, į tą ten, žodžiu, dalis tų lapų į žmonės, dalis scenoje, dalis, ir vėl, tai tu ieškai to, kas bus tai, kas, bus šiek tiek kitaip, ar ne. Tai, ir tada trečias dalykas, tai aišku, repeticijos, ar ne. Ir turbūt čia neįmanoma kitaip, ne? Tu užlipsi į sceną, būtų gerai, kad tą dieną, kai kalbi, nebūtų pirmas kartas, kada tu ją užlipai ir tiesiog praėjai savo kalbą. Ne? Ten, aš atsimenu, režisierius Gytis Padegimas kažką labai gražiai sakė, sako, aš visiems aktoriams sakau, kad jūs būtinai ateikit į teatrą, į salę, užlipkite ant scenos dieną prieš. Nes jeigu tą padarysite, dar ir sienos jums padės. Ir man atrodo, čia yra labai svarbu. Net ir tuo atveju, jeigu tu neini, pavadinkime taip, rehersinti, ar kaip čia lietuviškai pasakyti, repetuoti to pranešimo nuo iki pilnai, ateiti tam, kad pajausti erdvę, pajausti, kur mano žvilgsnis bėgs ir kai aš sustresuosiu, ta prasme. Tai man atrodo, tas yra labai labai svarbu. Aišku, visom dalim čia turiu klausimų, bet man dar įdomu tas momentas, kai sakai, antras dalykas, kas čia bus kitokio, ne? Kaip sukurti tą erdvę, kad ir ta tema, ir tas kalbėtos atsiskleistų. Nebejotinai yra žmonių, kuriems pasakai, kad sėsit į kėdę ir čia bus prie tema ir tylėsit 5 minutės, kol kažkas pradės rėkti iš salės. Yra žmonių, kurie sakys, o kodėlgi ne? Bet aš tikrai manau, kad yra vadovų, kurie sako, ne, bet tai kaip čia atrodysiu? Kaip šitas šokis vyksta? Kur yra, kiek stengiasi įtikinti ir kaip įtikinti, kad verta truputėlį parizikuoti? Ar nedarai šito? Darai, bet labai atsargiai. Tas vis tiek turi groti žmogui, ar ne? Ta prasme, jeigu aš būčiau scenoje, tai aš galėčiau turbūt save pakeisti ir pasirodyti skirtingas, galbūt, jeigu niekada nebandžiau, tiesą, gal ir negalėčiau. Bet vis tiek tai turi lipti tam žmogui, ar ne? Ir tada, tu bandai suprasti, tarkim, jeigu ten Viktoras yra psichologas ir jis iš tikrųjų konsultuoja, tai gal čia jam kaip ir jo aplinka, ar ne? Tai, Arūnas Dulkys su pluoštų lapu, irgi kažkaip taip mes įpratę, kad auditorius turėtų rankose turėti pluoštą lapą, ar ne? Ar kitaip, tai tarkim ten mes kažkada Austėja Landsbergen turėjom, kuri ten kibirėlį atsinešė kreidos šitą lentą. Ne lentą, bet tą kovalai lentą, kempinę ir planšetę tuo pačiu. Ir ten. Tai tu ieškai, bet tai aišku turi būti žmogui, tu turi lipti žmogui, ar ne? Jeigu tai nelimpa, arba jeigu tai, abu kažkaip jaučiam, arba tas žmogus, kuris lips į sceną, jaučia, kad tai bus, toks, dirbtinis reikalas. Tai nedarykim, geriau tada, paprastai. Tai vėl, čia nereiškia, kad visus tu surandi kažkokį tai dalyką, ne? Bet bent jau, jeigu taip žiūrėt visą tą konferencijos choreografiją, jeigu dramaturgiją, jeigu ten, surandi keliems, tai jau, man atrodo, tai pagyvina visą situaciją. O kas yra tada iš kitos pusės, kur yra tas vidinis pajūtumas, kur sakai, ne, šitas tai neveiks, čia ne, šitaip nedarysi. Bet turinio prasme, dabar jau ne. Visi šitie etapai, ne, tai turinyje aš kartais galvoju, ta prasme, kažkuria prasme tu vis tiek, kaip konferencijos kuratorius, esi truputėlį turinio teisėjas, ne? Taip. Aišku, kažkurioje vietoje režisierius. Kažkurioje vietoje taip atsistoja ir pagalvoja, kas tu čia toks, kad tu dabar čia nuspręstum, čia tas geras turinys ar negeras, bet paskui suėmi savį rankas, tai kaip tas, kuris režisuoja, tai tada, žinai. Ir tu žiūri, ar turinys naujas, ar jis girdėtas, ar ne, ar turinys, net jeigu ir girdėtas, ar jis turi kažkokią tai naują perspektyvą, ar jis sukelia naujų minčių, ar jis turi kažkokią naują iliustraciją. Ta prasme, nes konferencija iš principo, plačiaja prasme, tai aš sakyčiau, yra toks, kažkur prasme langas į naują. Ne? Nes, tu vis tiek ateini ir nori išgirsti kažką naujo. Ne tai, kur tu sakytum, šitą girdėjau, vėl nežinau, ko čia jau. Ne? Tai nauja turi būti. Tai nebūtinai naujas radikaliai dalykas, tai gali būti naujas kampas, nauja perspektyva. Pažiūrėta giliau, pažiūrėta mažiau giliai ir gal parodyta, kad nereikia iš šitus dalykus žiūrėti giliai. Ta prasme. Bet šitos vietos. Tai kai aš jas užčiopiu, aišku, bandydamas reflektuoti į visą savo bagažą, kurį turiu per konferencijas, kurias mes darėm, tas visas konferencijas, kurias aš aplankiau, aš pakankamai daug aplankau. Tai, kad suvokti, ar čia bus tai, ar ne. Bet kitą kartą, žinai, kaip būna? Kitą kartą būna, kad žmogus turi gero turinio, bet forma
nužudo. Ne? Mes turim, čia vėl, tegul dėstytojai neįsižeis, nes ne visi tokie yra, bet dalis yra tokių, kurie tikrai turi daug turinio. Bet blemba, nesiklauso. Ne? Ir tai va čia tas irgi dalykas, kuris labai svarbus. Ne? Tai geriausias vis tiek turbūt miksas yra, kai turi vieną ir kitą. Ne? Nes vėl forma, bet turinio irgi negroja. Ta prasme, mes galim nueiti į humoro vakarą, labai gera forma, bet koks turinys jokio, bet, fainai buvo. Bet dar ir po turiniu, ir po formą mes kartais suprantam skirtingus dalykus. Aha, sakyk. Kas yra forma tau? Man forma, tai santykis su auditorija. Ta prasme, tu visus tos dalykus, kuriuos aš sakiau, meti lapus ar ten dar kažką, tu darai tam, kad kuri kažkokią tai santykį su auditorija, ar ne? Ir va čia man yra tas, aš esu psichologas, ar ne, ir aš turėjau puikų dėstytoją, kuris man kažkada sakė tokį dalyką, kurį aš paskui supratau, kad mes tą patį darom scenoje iš tikrųjų, konferencijose, ne? Tai ko tu nori po konsultacijos, tai kad vyktų pokytis, ar ne? Po psichologo konsultacijos, ar ne, terapijos sesijos. Tu nori, kad vyktų pokytis, ar ne? Ir pokytis vyksta arba tu pradedi galvot apie vienokius ar kitokius dalykus kitaip, arba tu pradedi elgtis kitaip, ar ne? Ir aišku, čia yra susisiekiantis indai, ne? Jeigu galvosi kitaip, tai tikėtina, kad pradėsi kažkada elgtis kitaip, jeigu pradėsi elgtis kitaip, gal pradėsi galvoti kitaip ir čia nieks nežino višta ar kiaušinis. Žodžiu. Bet tu vis tiek nori, kad tas pokytis galvojime arba veiksmuose įsivyktų. Jeigu jo nėra, tada, kaip ir ko aš ten ėjau. Ir aš taip supratau, kad kažkas panašaus vyksta konferencijoje, ar ne? Tu nori to pokyčio, kad kai aš išgirdau pranešimą, auditorija išgirdo pranešimą, tu pradedi galvoti, velnas, gal čia reikia pergalvoti, gal čia reiktų pradėti kitaip elgtis, gal čia, ta prasme. Ir tada man tas dėstytojas sakė taip, jisai sako, jeigu tu nori, kad tas pokytis vyktų, sako, tu turi paliesti dvi perspektyvas toje konsultacijoje. Vienas tai yra racionalė, ne? Tai turi būti dalykai, kurie yra racionalūs. Ir tai, ką aš vadinu turiniu. Ne? Turi būti turinys pranešime. Bet kitas dalykas, jisai sako, turi būti emocija. Ir tiesą sakant, neuromokslininkai dabar rodė, ne? Kad, reiškia, ten įvairiais tyrimais, kad reiškia, jeigu mūsų sprendimo, racionalaus sprendimo nelydė emocija, ką mes turbūt akademijoje vadintume koks ten emotional buy-in ar ten panašiai, ne? Tai mums net sunku priimti ir tą žiūrėjau su žmonėms, kuriems pažeistos smegenys, ne? Kad, reiškia, neveikia tas emociniai centrai. Tai jiems sunku net priimti sprendimą, tai kur eit valgyti. Į šitą kavinę ir šitą kavinę. Ir ten kosmosas. Nesaktyvuoja smegenys. Nesaktyvuoja, jo. Tai kitaip sakant, net jeigu turim visą racionalią informaciją, gerą turinį, bet emocijos nesaktyvuoja, tai tu nepriemi sprendimo veikti, ar ne? Keisti mąstymą arba keisti tai, ką tu darai. Tai jisai sako, tai sako, turi paliesti emocijos. Dabar sako, kad supaprastinti gyvenimą visiškai, ar ne? Tai emocijos yra dvi kraštutinės. Žmonės juokiasi, žmonės verkia. O dar geriau abi vienu metu. Juokas pro ašaras. Kaip? A ne? Okay. Juokas pro ašaras. Tai jeigu tu turi turinį ir tu turi tą juoką pro ašaras, daug šansų, kad auditorija pradės judėti. Nes man tai turinys yra ir emocija. Nebūtinai kaip. Bet čia vėl dėl to klausiau, kas yra. Kas yra pačiam. Bet tai labai persidengia apskritai ir su viešo kalbėjimo tiesomis, kad negali būti vien tik tai argumentai, logos, kad turi būti ir patos. Absoliučiai. Kas padeda išgirsti, įsiminti. Galėjom šitais žodžiais. Aristotelį galėjom paklausti prieš 2000 metų ir nereikėtų. Viskas žinoma. Visiškai. Belieka tą praktikuoti. Bet ką aš girdžiu iš paties Dainiau, kad visame tame pasirinkime didžiosioms konferencijoms vadovai sulaukia nemažai pagalbos, yra tos production dalies, naravimo, parengimo ir norisi ir žiūrovam galbūt sugriauti tą mitą, kad visi ateina tobuli į tą sceną. Papasakok, prašau, kokį kelią, kokią transformaciją didžiųjų konferencijų pranešėjai praeina ruošdamiesi tiem pranešimam, kuriem jau visi ploja. Vėl, čia negali sakyti, kad visi praeina, ne? Nes yra tie, kurios pranešėjus tu esi matęs ne vieną kartą ir tu esi turėjęs ne vieną kartą ir tu žinai, kad su juo ar jie mes susiskambinsim, apsitarsim detalės ir viskas nuvažiuos, ar ne? Yra tie, su kuriais iš tikrųjų daug dirbi, ne? Bet man, tai tas kelias, kurį praeina, tai šitie 3 etapai, ar ne, tie žmonės. Bet man svarbiausias dalykas, kurį aš visą laiką tiem potencialiem dar pranešėjams visą laiką pasakau taip labai atvirom kortom, kad
kad įsivaizduokim tą užlipimą į sceną kaip kopimą į kalną. Ne visą laiką užkopi. Ir jeigu tu priemi tą žaidimo taisyklės, tada mes galim, eiti. Bet jeigu tu nepriemi, kitaip sakant, arba aš scenoje, arba aš tada net nepradedu. Tada gal net nepradedam. Ar ne? Tai va šita vieta labai svarbi. Ir tiesą sakant, aš turėjau tokiu atveju, kada tie žmonės, kurie neužlipo į sceną, beje, paskutinis visai nesenai buvo mūsų konferencijoje Lisabonoje ir ten vyrukas tokį gražų LinkedIn postą parašė, kaip iš čia aš buvau tikras, kad aš turiu viską ir tada mes pašnekėjom ir ten žodžiu, bet yra žmonės, kurie paskui sako, ačiū labai. Sako, aš daug dalykų supratau, aš suprantu, kur man reikia padirbėti, kur man reikia pakeisti, arba apskritai gal scena ne man. Ir viskas tvarkoja su to, ar ne? Sakai. Bet iš tų 3 dalių man kažkaip tokia nuojauta ir pačios kužda, kad jeigu ties pirma dalim ir ties antram dalim daug kooperavimo yra, kad tam repetavimui ne visada yra noro pakankamai dėti pastangos. Kur atrodo, kad jau gerai. Ar ne? Visaip. Mes turėjom, aš nežinau, čia, kadangi neatsiklausiu žmonių, aš turbūt negaliu sakyti, bet pasakyčiau jų vardus pavardės tų žmonių ir tikrai ir jūs žinot, ir klausytojai jas žino. Ne? Tai mes turėjom su tais žmonėm taip, kad jie repetavo, tada išrašė skriptą, tada aš iš skriptą išbraukiau, tada jiem nusiunčiau, tada jie vėl repetavo prieš veidrodį, vėl sugrįžo. Ta prasme, tai, ką žinau, jeigu čia sakau, gali būti atsakymas ir ne. Jo, bet tai variantas yra, kad yra tokių, kurie to nenori daryti. O kokios man pasekmės atrodo, kad būna? dažniausiai žmonės su tuo repetavimu jį per daug nuvertina jo reikšmę savo pačiam. Jis labai svarbus. Minimum aš sakyčiau, žinai, jeigu toj scenoje nesibuvęs, tai minimum vakare ateiti, kad, ką aš sakiau, kad tos, kaip Gytis Padegimas sako, kad tos sienos padėtų, tai aš sakau, čia man atrodo, minimum, ką turi padaryti. Žinai, bet tas, kai sakau, tas repetavimas, tai jisgi nebūtinai turi būti formalus, ar ne? Žinai, kad, tai mes susitiksim ir tu man dabar pasakysi tą pranešimą, nors tokių labai daug yra, tiesą sakant, kur tu chronometruoji laiką, ta prasme, visus dalykus. Ne? Bet kitą kartą žmonės sako, aš prieš veidrodį stovėsiu, patikėk manim, gerai stovėk. Jis stovi prieš tą veidrodį, paskui tu susitinki paskutinį kartą ir žiūri, kad, pastovėjo prieš veidrodį. Tai, žinai, čia turbūt, man atrodo, ne formos klausimus, ar ne, kur tu tai darai ir kada tu tai darai. Čia klausimas, ar tu tai darai. Ir jeigu tai tu darai, nežinau, įrašydamas save ten į kamerą, į telefoną, tai čia, man atrodo, labai daug. Kitaip suformuluosiu. Vardan ko verta repetuoti? Dėl savęs ar dėl auditorijos? Čia kaip psichologai tau klausimas. Nežinau, tai man atrodo dėl auditorijos, nes jeigu lipi į sceną dėl savęs, tai ką žinau, gali plakatų su savo galva išsikabinti mieste ir būsi laimingas. Tai dėl auditorijos, aišku, dėl auditorijos. Ta prasme, man atrodo vis tiek, tu kai užlipi į sceną, tu dirbi auditorijai, ar ne? Ta prasme, tu esi dėl jų. Ir čia klausimas tada tik tai... Aišku, yra tokių, kurie nori užlipti į sceną ir parodyti, kokie jie geri ir gražus, ar ne? Tai čia turbūt jau mūsų, kaip konferencijos organizatoriaus reikalas, kaip čia juos dabar išimti iš programos, nes, ką žinau, niekam neįdomu ten žiūrėti, kad, žinai, kas ateina ir sako, tai va, mes gražus, mes daug pasiekėm, mes viską turim ir ten, ir ką dabar man daryti su to, Džiaugiuosi už tave, ką dabar medalį duodu. Žinai, tai neįdomu. Tai tu nori, kad žmogus užlipęs į sceną, jis turbūt pasakotų tai, kuo jis gyvena, tai kas yra jo viduje, ar ne? Ir tai, kas turbūt rezonuoja tada su auditorija, ne? Tai kur yra mano abejonė, kur yra mano klausimas, kur yra mano nuogastavimas, ar ne? Ir taip toliau darau. Tai man atrodo, šitie dalykai jie visą laiką paperka žmonės. Bet tam, kad tai galėtum kokybiškai padaryti, verta repetuoti. Ir tai yra atsakomybės tada klausimas. Čia yra didžiulis atsakomybės klausimas. Kitas dalykas tai yra laiko limitas. Ar ne? Tu konferencijoje, žinai, neturi dienos. Ar ne? Aš sakau, jeigu turėčiau dieną, tai aš galiu bet kokią temą. Pradžioj ten į lankas, paskui ten kokią, žinai, valandą prieš dienos pabaigą pasakyčiau, šiaip iš tikrųjų tai gal ir nesąmonė buvo, dabar pasakysiu tiesą. Tai tik jau visi miegotų tuo laiku. Gali būti, jo. Tai tu scenoje, ar ne, ypatingai vėl, jeigu tas pranešimas yra trumpas, 15-20 minučių, iš esmės tu turi vieną šūvį.
nėra ten laiko pasitaisyti. Okei, yra techniškai. Ne? Gyvenime po to. Jo, bet scenoje turbūt tu iššovė tą šūvį, tada bekapinai jį keliais pavyzdžiais, iliustracijom, tyrimų duomenimis ar dar kažko, bet ir viskas. O čia ir buvo 15 minučių, ar ne? Tai jeigu tu to nesurepetuosi, tai gali būti, kad laikas netaip pasiskirsis. Tiesiog tu gali viską turėti. Tai repetuoti vien dėl to, kad tas, atsirastų tas flow to, ar ne, tavo kalbos, ar ne, kur sudėliosi akcentus. Ir čia, man atrodo, irgi labai svarbus momentas, ne, kad yra, pavyzdžiui, daug konsultantų, ar ne, kurie irgi nori lipti į sceną ir jie lipa į sceną ir puikius daro pranešimus, ar ne. Bet jie įpratę turėti, ten, ką žinau, pusdienį mokymo, ar ne, arba ten dieną mokymo. Tai čia ne, čia reikia 15 minučių. Ir tada, žinai, jiems yra kartais toksai būna, toks, kur, tai aš dieną kalbu, tai ką aš 15 minučių nepašnekėsiu. Aišku, kad pašnekėsi. Klausimas, ar pasiruoši. Žinai, ir va čia, žinai. Bet ar esi leidęs lipti nerepetavus? Esu. Gailėsi ar ne? Ai, mušėsi krūtinę, matau. Ne, ta prasme, kad mes turėjom tokių pranešėjų, kuriuos leidom lipti labiau dėl emocinio krūvio, kad ten tiesiog buvo taip, ar ne, bet taip, kad visai nuo nulio turbūt, kad, tiesiog atsirado pranešėjas ir ten jisai lipa į sceną, turbūt ne gal. Ir jeigu jau yra 20 metų, ne, ruošiant vadovus ir ant scenos ir stebint juos ten, ką dabartinis Dainius patartų tam, kuris pradėjo? Kaip kitaip reikėtų daryti? Oi, per sudėtingas klausimas. Čia nelengvų klausimų susirinkom. Nežinau, kad kažką taip radikaliai kitaip, turbūt ne, gal dar nuožmiau. Nuožmiau tai stipriau, jo. Kad gal karts nuo karto vis tiek būna, kad taip naiviai patikė, kad turbūt bus gerai. Tai va tas, turbūt bus gerai, jisai gal reiktų išeliminuoti. Čia retai būna, kada su metais griežtumas didėja. Aš paprastai atsipalaiduoju. Matai, žiūrint kur. Bet kalbant apskritai apie vadovus ir apie šnekėjimą, tai, kuo Neringa čia užsiema, o dabar jau ir mes, tai mūsų tikslas yra padrąsinti vadovus ir jų komandas, iš tikrųjų, eiti ir komunikuoti. Pačiam kaip organizacijų psichologui, kiek svarbu reikšminga atrodo to kalbančio, komunikuojančio vadovo ar vadovės reikšmė, rolė. Tai, man atrodo, tai labai, labai svarbu. Tai čia net, nežinau, čia gal net ne kaip psichologai, kaip ekonomistui galima pažiūrėti, ar ne? Tai, žinai, mes žinom, kiek Teslos pranešimai spaudai padaro įtakos Teslos akcijom ir kiek Elono Musko ten žodelis vienas kitas padaro. Tai čia turbūt ir yra, ar ne, didysis dalykas, ar ne, tai kad mes tikim žmonėmis, netikim kompanijom. Tai man atrodo, kad kompanija yra besmenė. Tai ten turi būti žmogus, kuris kalba, ar ne, ir jeigu yra žmogus, kuris kalba, man atrodo, tai daug stipriau ta kompanija atrodo. Ir ten mes turim pavyzdžius, ne, finansinius. Bet kitas dalykas, kuris man atrodo labai svarbus, tai kad man atrodo, kalbantis vadovas, ar ne, reprezentuodamas savo kompaniją, jisai tuo pačiu ir pardavinėja, iš tikrųjų, netiesiogiai, ar ne. Tai va tas irgi, man atrodo, labai svarbus. Vėl tada, čia aišku, galima diskutuoti, kokia yra vadovo rolė ir už ką jisai atsakingas, bet man atrodo, pardavimai yra viena iš sričių. Pardavimai ir kompanijos rinkodara yra viena iš sričių, kurią, žinai, vadovas turi skirti. Tai aš manau, kad taip. Žinai, čia kitas klausimas, ar visi vadovai turėtų kalbėti, arba gal duot vadovo pavaduotojų kalbėti. Tai, čia irgi būna tų atvejų, ne, kada gal nebūtinai pačiamgi kalbėti, teisingai. Čia svarbu, kad, kažkas įmonės vardu kalbėtų. Ne. Aišku, dėlių atveju tai yra vadovas. Ne. Bet jau žiūrint dabar su daugiau organizacijų psichologo kepurė, jeigu kalbėtum, tai teorija yra tokia, aišku, kad kalbantis vadovai stiprina įvaizdį, vidinė komunikacija ir taip toliau, bet realybė yra kokia yra, ne visi renkasi kalbėti, daug kas dar pasirenka nekalbėti, sakydami, kad čia geriau pavaduotojas, čia geriau atstovas spaudai, o čia geriau iš viso tegul realybė ir faktai kalba patys už mus.
Kaip vat, iš tos organizacijos psichologijos pusės, kokias tu matai vertybės, kai vadovas imasi atsakomybės, nors aš suprantu, kad sunku, tikrai yra sunku ir daug paprasčiau yra būti to savo srities valdovu. Aš sakyčiau keli dalykai. Ne? Vienas dalykas tai, kad kai tu nusprendi komunikuoti, tai man atrodo labai svarbus momentas yra aiškumas komunikacijos. Ne? Nu, jeigu tu išėjai ir žmonės nesupranta, ką tu nori pasakyti, tada kokio velnio jie iš principo. Ne? Tai gal geriau tada jau ir patylėti. Bet aiškumas yra visą laiką pavojingas. Ne? Nes ne ta prasme, kad jis pavojingas, šiaip visiems fainai ir gerai. Bet pačiam tam žmogui, kuris aiškiai kalba, tai kažkuria prasme tu prisėmė atsakomybę už tai, ką tu pasakėjai. Ar ne? Tu už tai gali būti kritikuojamas, su tavim gali nesutikti, tai gali sukelti debatus. Ir čia yra toks, kad žinai, ar aš tikrai to noriu. Ar ne? Ir tada, man atrodo, kartais vadovai nusprendžia, kad geriau gal būsiu neaiškus. Ar ne? Toks wake. Strateginis miglotumas. Jo, ir tą iš tikrųjų mes galim pastebėti organizacijose, kad mes turim, vidiniai komunikacijų, mes turim to labai daug, ne, kai ten, nežinau, sako, tai žiūrėkit, mums reikia įgyvendinti šitą projektą, turim tokius šitus 3 sprendimus, tai ką darom? Ir vadovas sako, jo, labai svarbu įgyvendinti tos dalykus, labai geri dalykai, ką sakot, mes turėtume išanalizuoti, tai kažką pagalvokim. Viena vertus, kita vertus. Jo, ir tada toks, kas čia įvyko, žinai. Bet jeigu jau tu pasakysi kažką, tada jau tu prisėmė atsakomybę už savo žodžius, ar ne? Ir tada, tai va čia man atrodo, kad ir yra to dalyko, kuris... Bet mano yra tokia teorija, kiek, nes daugiau dirbi toj srity, galbūt kiekvieną dieną, kad jeigu žmogus negeba aiškiai komunikuoti, jis negeba priimti sprendimo. Paprastai. Man tai yra labai didelis rodiklis, kad čia yra... Aš manau, kad susiję dalykai. Tik tai, aš nežinau, ar negeba priimti sprendimo, ar tuo metu dar nenori priimti sprendimo, kas irgi potencialiai gali būti, ar ne? Tai. Bet tą gali sakyti, negeba tuo metu priimti sprendimo, nežinau dėl kokių dalykų, ar ne? Tai ir vėl, jeigu taip nuoširdžiai ranką pridėjus, tai visi mes gyvenime turim tokių situacijų, kada rytoj atsakysiu. Ne? Nors tu supranti, kad ta rytdiena absoliučiai nieko nepakeis. Tik tai klausimas yra, kai tai sprendimas priklauso tik tai man, ir mano, galbūt, nežinau, šeimai ir artimiesiems, ar kai yra 300 žmonių įmonė, kur truputį daugiau priklauso. Ir kartu ir pelningumas. Taip. Ir paskui, aišku, žmonės tada pradeda kurti, interpretuoti ir dažniausiai į kitą pusę negu... O koks tada tavo patarimas yra, kaip tiem vadovams būti aiškesniems? Kas yra, kokių miltelių? Kas padeda būti? Aš sakyčiau taip, ar ne? Man atrodo, vadovai turi nusikratyti vieno dalyko, kurį nemažai jų tebeturi. Tai aš viską žinau. Nes man atrodo, čia vadovams sunku komunikuoti dėl to, kad, aš turiu viską žinoti. Bet ar tikrai? Tai turbūt nebūtinai. Tai užuot turbūt, nežinant visko, tai užuot nekalbėjus, man atrodo, turbūt geriau būtų pasakyti, štai ką mes žinom. Štai ko mes nežinom. Ir va čia reikia jūsų visų įsitraukimų, kad mes pajudėtume iš tos vietos į tą vietą. Tai, daug geresnė komunikacija negu, aš žinau, darysim taip. Ne? Tai aiškumas yra atvirumas, tam tikrą prasme. Aiškumas yra atvirumas. Nors mes, man atrodo, kartais nuvertinam iš tikrųjų aiškumą. Ta prasme, kad, žinai, aš kartais irgi girdžiu vadovus, kurie sako, tai aš jau jiemgi sakiau, kad reikia taip daryti. Ir vis, žinai, ir mes kažkaip įsivaizduojam, kad vieną kartą pasakiau jau kaip tai ne. Sakysi ir dar kartą sakysi ir tada atsiras aiškumo, ar ne? Tada kitas dalykas vėl, aiškumas, man atrodo, jis neatsiranda vakuume, ne? Jį lydi veiksmai. Ne? Jeigu tu sakai, kad mes privalom būti drąsiausia organizacija ir jeigu kažkas drąsiai pasielgia gauna per ausį, tai gal tada kažkaip, gal ir aiškiai pasakai, kad turim būti drąsiausia, bet nepanašu, kad mes norim būti drąsiausia. Ne? Kultūrų to nėra. Jo. Bet kitas dalykas, kuris man atrodo irgi labai svarbus, ir čia aš kažkaip visai nesenai savo tą atradau, kad aiškumas atsiranda konflikte, įtampose. Ne? Tai ką rinktis, šitą ar šitą? Ir tada atsiranda aiškumas. Tai už ką mes stovim, kokie mes esame. Tai renkamės šitą. Bet jeigu šitą pasirinksim, tai rinksime šitą ar šitą. Ir va čia kristalizuoti. Tai vėl, įtampos yra tai, ko mes, konfliktai, tai yra tai, ko mes vengiam organizacijos. Mes manome, nereikia, čia geriau kažkaip visi.
Bet čia iš tikrųjų organizacija kristalizuojasi, šlifuojasi. Nu, tai va čia irgi atsiranda labai daug aiškumo. Bet ką aš girdžiu iš tavęs, tai kad neaiškumas, tas strateginis neaiškumas, jisai sukuria mums tokį, patogų buferį, tai iš principo erdvę apsisaugoti, aiškumas veda prie atsakomybės, o atsakomybė toli gražu ne visada yra patogu. Taip ir yra. Neaiškumas jis veda prie to, kad visi daug daro, yra pavargę, bet nieko neįvyko. Bet jeigu per daugelį metų stebėtum, ar turi tokį pajūtimą daugiau jo ar mažiau? Daugiau tos miglos mes linkę kurti, ar jau kažkaip einam? Neturiu pajūtimą. Net nėra. Nes man yra tas pajūtimas, kad mes labai jau artėjom prie to, kur jau atsikratysim to miglotumo. Nes kažkaip aš jaučiu tą tokį nuovargį. Nu, gal. Bet žmonija yra žmonija. Čia. Jo, aš nesu tikras dėl to, kad, bet gal. Žinai, ir čia įdomu būtų vėl sugrįžti šiek tiek prie konferencijų, aš linkęs pritarti Neringai, nes manau, kad mus į aiškumą stumia technologiniai pokyčiai. Tai kaip dėl informacijos pertekliaus, socialinių tinklų ir kitų veiksnių, technologinių iš principo, sumažėjo mūsų dėmesio attention span. Taip. Dėmesio laukas. Dėmesio laukas, tai mus verčia iš principo paduoti jau dabar auditorijai tokią informaciją, kuri leistų priimti sprendimus, pasirinkti, nuspręsti, klausytis ar priiminėti sprendimus greitai. Ar tai junti konferencijose, ar vis dar ten galioja? Konferencijose absoliučiai tą jauti, kad, ta prasme, žmonės, ypatingai man online'as parodė, kai COVID reikėjo, Tai aš ten pastebėjau nes kaip, kai žmonės jungiasi į online konferenciją, tai jie jungiasi su savo to vartotojo vardu, slaptažodžiu ir tu viską matai. Kiek žmonių prisijungia, kiek žmonių atsijungia, kada atsijungia, kada perėjo iš vieno į kitą kambarį. Viską matai. Ir aš buvau savo pasidaręs tokia irgi taisyklė, ar ne? Tai pirmos 20 sekundžių yra kritinės. Per jas žmonės nusprendžia, jeigu tarkim ten pranešimas yra 20 minučių, kaip pavyzdys, ne? Tai per pirmas 20 sekundžių žmonės nusprendžia būti ar nebūti. Čia jau bus kažkas man, ar aš čia į blogą kambarį pataikiau, reikia pereiti į kitą kambarį. Ne? Tai pirmas, ir čia mes matydavom daugiausiai tokio brūzdesio. Atsijungia, prisijungia ir skirtingos kambariuose, natūralu, kad žmonės kartais ne ten pataiko. Ir čia gal viskas tvarkoja. Bet tada kitas kritinis momentas buvo ties 2 minutė. Tai praėjus 2 minutėm ir aš tada savo atsisakiau turbūt taip, kad po tų 2 ir vėl, nes mes niekada neklausim, tai kodėl po 2 minučių jūs atsijungėt? Bet aš savo pasisakiau, kad ko gero po tų 2 minučių žmonės jau nori pradėti matyti tave deliverant, arba duodant kažkokią tai naudą. Jau aš kažką pradedu gauti tam pranešime. Ne? To pirmas 20 sekundžių man įdomu pasiliksiu. 2 minutės, čia jau gaunu, ar ne, ir tada tęsiu toliau, ar ne. Bet paskui ką pastebėjom irgi, kad koks be būtų įdomus pranešimas, ten gali būti nežinau kas, ar ne, bet ties 15-18 minutę reikalinga vėl nauja intervencija. Nes, toks, bet ir čia turbūt jau yra susijęs su tuo, kad mes, daug greitai ir, reiškia, užpygiai. Ačiū, labai konkretus skaičiai, labai konkretus. Bet čia mano interpretacijos matant tuos prisijungimus, atsijungimus. Bet netgi moksliniai tyrimai yra padaryti, kad iš principo netgi ląstelių lygmenį mes esam 1 minutė. Ir kur smegenys nusprendžia, ar verta likti ar ne. Iš principo, ar pakurti staklės ar nepakurti staklių vidinių. Ir jeigu per 1 minutę, nes mes gamtoje nebūtume išgyvenę, jeigu mes būtume galėję sukaupti dėmesį. Mes esam linkę labiau išsiblaškyti ir bėgti, negu likti. Ir kad likti reikia staklės pajungti. Ir tas per 1 minutę yra moksliškai, aišku, tų visokių čia tų tyrimų yra, bet tavo tyrimas rodo, kad ta minutė jau minutę kažkaip ištirpo ir pasidarė 20 sekundžių, kas irgi nestebina. Nes vis mažėja. Bet tai yra irgi dar didesnis spaudimas visiems kalbėtojams ateiti ir sužibėti ir duoti kažką. Ir dėl to tu turi būti pasiruošęs. Teisingai. O čia jeigu lyginant tas gyvas ir, čia ne apie negyvas kalbėjai dabar apie online, bet gyvose. Gal gyvose tas
laikotarpis, manau, kad yra gal truputį didesnis, nes iš kontakto, gal ten jau link minutės. Kuria prasme? Ką stebi, būtent ta kantri dėmesio riba? Ar yra kažkoks būdas, čiuptuvai, kuriais tu pastebi? Matai, gyvose konferencijose, ne, man atrodo, paskui įsijungia to pačio jau žmogaus dar visokie vidiniai žaidimai. Ar čia patogu? Kaip čia dabar aš atsisėdžiu pirmoje eilėje, atsistosiu, išeisiu, ką čia pagal... Įsipareigojimus pastai. Bala nematė, pasėdėsiu. Spaudimas įsijungia. Jo, žinai. Tada jeigu konferencija, tarkim, vienoje salėje tik tai vyksta, tada dar daugiau to, nu tai kur aš dabar eisiu? Nu tai tada jau, ten, matai, kiek žmonių telefone kokiam sėdė, ne? Nu ir ten panašiai. Tai nežinau, gyvose gal tą sunkiau turbūt pastebėti, nors šiaip vėl, nu, nežinau, kartais tu matai, kad žmonės atsistoja ir išeina, bet aš tai manau, čia normalu, tą turi žmonės daryti, ne? Ypatingai, jeigu yra konferencija, kurioje yra daug salių, ar ne, tai aš visą laiką dalyviams sakau, ar ne, jūs esate atsakingi už savo pizzą, ar ne, kokius susidėsite ingredientus ant jos, tokius ir turėsit. Ir Harrisonas Owenas atviros erdvės, tas, reiškia, technologijos vystos kūrėjas, ne, jisai sako, jūs visi turite 2 kojas, nepamirškite jam naudotis. Nu, žinai, ir tas yra labai svarbu. Nu, jeigu tu iš tikrųjų atėjai ir ne į salę, kur tu matai, kad nu, ne iki galo gauni, nu tai eik į kitą salę, gal ten gausi. Žinai, tai... Bet aš manau, kad tai yra atpalaiduoja ir kalbėtojus, nes žinodami mūsų įprotį blaškytis, mes neturėtume taip jau jautriai reaguoti kiekvieną, kuris pasiima telefoną ir pažiūri, kas ten jam parašė. Galbūt nemandagu, galbūt, bet iš principo mes visi jau tokie esam ir mes nespinduliuojam nepagarbos, jeigu pasiemam pažiūrėti, ar čia tikrai vaikas skambina ar ne vaikas. Čia nėra jokios, arba ten, jeigu kad ir pasitikrinti, atsiprašau, savo e-mailą, tai nėra jau kažkokios didžiulės nepagarbos, nedėmesio, ar to neturėtum priimti kaip to? Aš sakyčiau dviprasmiai, ar ne? Aš vertinčiau tai kaip, bet kuriuo atveju, nu, ta prasme, mes multitaskinti mes nemokam, ar ne, tai mes vis tiek singletaskinam, tai jeigu tu atsijungai nuo pranešimo ir prisijungai prie kažko, tada tikėtina nelabai jau ten ir sugrįši į tą pranešimą. Tai, nu kaip, arba sugrįši daug praradęs, bet jeigu pranešimas 15 minučių, tada tikėtina ten kokį 1/4 ir štai ir praradai, ar ne? Tai aš nesu tikras. Dabar, žinai, aš manau, kad čia yra, nu, tai yra signalas, kad, na, tai tu kaip pranešėjas, nu, nepadarei savo darbo iki galo. Bet sutinku su tavim 100%, kad nebūtinai visi pranešėjai turi įtikti visiems konferencijos dalyviams, ne? Vėl aš dažniausiai sakau konferencijų pradžiose, ne, kad nu, klausykit ir išsineškit porą dalykų. Pasistengkit daugiau dalykų atmesti. Nes pasimkite tik tai, kas jums iš tikrųjų yra svarbu, kas buvo unikalu, kas buvo tikrai jūsų, kas konstruoja. Aš konferencijose turiu tokią metaforą, kurią aš kartais sakau, tai nu, mes kiekvienas iš mūsų gyvenime dėliojam kažkokį tai savo gyvenimo puzlį, gyvenimo dėlionę. Ne? Pas kažką tai yra ten 3 ant 3 tokia, susidėlioja, viskas aišku, kampus apsaugo, ramu. Ne, ryte atsikeli į darbą, grįžti namo, pavalgai, mėgiai ir visas gyvenimas sudėtas. Ne? Pas kažką yra ten 10 ant 10, pas kažką yra, be ribų. Ne? Jis visą gyvenimą dėlioja ir miršta, sakydamas, kad aš turbūt atidengiau kokį procentą, daug dievė ir tiek. Ar ne? Nu tai vat, ir vat, aš galvoju, konferencija gali būti ta vieta, ne, kur tu gali padėti savo atversti kažkokius nematytus tos gabaliukus, to reiškia, tos dėlionės, ar ne? Bet turbūt svarbiausias dalykas, ar ne? Ir kartais yra tokių žmonių, kurie klaim, kokia faina dalis, einam darom, ne? Ne. O tai tinka jinai man ar netinka? Ir, žinai, ir čia vėl, aš pavyzdžiui, irgi kažkada čia mes taip juokavom, bet aš kažkaip galima suskirstyti žmonės, kurie ateina, auditoriją aš turiu menį, ne, į kelias skirtingas grupės, ar ne? Viena grupė, tie, kurie džiaugiasi tuo, kiekvieno atverstu. Tai dažniausiai, jeigu juos pažiūrėsiu jų užrašus, tai bus jie prirašyti ten, ta prasme, ten jau tokie, kur, dabar taip pavarysim, ne? Paskui nežinau, kiek iš to padaro, bet, matomai, padaro, ne? Yra kita dalis, kurie, klauso, užsirašo kažkokią 1, 2, 3 idėją. Ir yra tokie, kurie prieina konferencijos pabaigoje ir sako, nei vienas pranešėjas apie tai nekalbėjo. Nei su vienu žmogumi apie tai nekalbėjo, bet man šovė tokia mintis. Ačiū. Ir sakau, kol paskui supranti, kad tai ko gero čia ta erdvė, kurioje tu buvai,
visa tai, kas vyko, šitas intelektualinė šventė, tau tiesiog kažkokią tai mintį atnešė, ar ne? Nu tai va, tai. Bet palėtei labai įdomią temą. Mes kalbėjome čia daugiausiai apie kalbančius ir kalbančias, drąsius ir drąsias, pasiruošusius žmonės ar nerepetavusius, bet iš tikrųjų yra auditorija. Auditorija, kuri visą tai priima, perleidžia per savo filtrus ir kažkas keičiasi ir juose. Taip. Kaip tas aiškumas ir žinutė, kurią atsineša, kaip pats matei, šiek tiek papasakoja, ar ne, kokį poveikį padarė. Ką dar matai auditorijose? Ar įmanoma išmokti drąsos, žiūrint, kaip kalba kiti, pavyzdžiui? Nežinau, turbūt, kad, žinai, gal pirmas dalykas vis tiek, kiekvienas, kuris lipa į sceną, turi suvokti, ta prasme, ir tu pats žiūri, ne, dėl ko tas žmogus lipa į sceną. Dėl auditorijos ar dėl savęs, ar ne? Tai jeigu dėl savęs lipa, tai kaip ir sakiau, ne, kad, nežinau, ar čia labai svarbu. Ir kai kuriuose konferencijose mes matom tų, kaip mes kartais vadinam, parduotų scenų. Kur supranti, kad tas žmogus sumokėjo, kad jis toje scenoje kalbėtų ir tada niekam nerūpi net, ką jisai ten kalba. Ne? Tai mes taip nedarom, tiesą sakant. Tai čia vienas dalykas, ar ne? Tai tu vis tiek žiūri, kiekvieną kartą man su pranešėju, tai mes daug kalbėjom apie turinį, kaip tu ir sakai, ar ne? Kad man svarbus yra to pranešėjo santykis su turiniu. Ar ne? Ar aš kalbant į brošiūrą, ar aš turiu santykį su to turiniu, ar ne? Ar aš turiu kažkokį emocinį krūvį su to turiniu ir taip toliau. Bet kitas dalykas yra, man atrodo, labai svarbus santykis su auditorija. Ką aš noriu čia padaryti, ar ne? Ir tada čia irgi yra skirtingi norai, net ir gerąją prasme, ne? Nenoriu pasirodyti, bet noriu, kad jiems būtų gerai, ar ne? Bet ir čia yra skirtingi pjūviai arba skirtingos perspektyvos, ar ne? Ir man atrodo, mes dažniausiai auditoriją atstumė tuos ir jiems, dažniausiai nėra vilčių, kurie ateina ir sako, aš žinau. Žinai. Tai jeigu mes visi darytume taip ir taip, tai žinot, kaip būtų? Eik. Ir visą laiką laimi tie, kurie ateina kartu su auditorija abejoti. Ir jo pranešimas turbūt prasidėtų arba jos pranešimas prasidėtų kažkaip taip. Aš nežinau, bet man šita mintis neduoda ramybės. Pasidalinsiu su ja ir galiu jūs pasakyti, kad aš idiotas, kad apie tai kalbu. Ir čia yra mintis. Žinai. Ir tada mes visi tarsi toj pačioj valty pradedam žiūrėti kažką tai trečią, kas yra ta mintis, idėja, problema, konfliktas, kas tik nori. Ne? Tai va, tai man visą laiką tas yra, kad tu turi kažkuria prasme būti tas abejotojas scenoje. Vėl, ne nežiniukas scenoje, ne, kas būtų nesąmonė, kokia velnė lipi. Bet tas, kuris sako, aš daug žinau, bet dar ne viską žinau. Ir va čia noriu su jumis pasitarti. Ir man atrodo, šitie pranešimai, jie patys skaniausi, nes tada jie įtraukia auditoriją, įtraukia kartu galvoti, įtraukia kartu mąstyti, įtraukia kartu eksploruoti tas skirtingas erdves. Tai ir šiaip man, žinau, čia aš, turbūt yra skirtingos konferencijos, bet man atrodo, svarbiausios konferencijos yra tos, kurios finaliai ir auditorijai sukelia abejonę. Tu atėjai žinodamas, išeini žinodamas. Ir čia, man atrodo, yra geriausia konferencija. Ne? Aš žinau, kad yra tokių konferencijų ir aiškios naudingos reikalingos, ta prasme, čia negalima to sakyti, kur atėjai, pranešėjas viską pasakė, tu viską užsirašei, viskas pasidarė aišku, ir jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie kokią nors, nežinau, teisės konferenciją, ne? Tai gal taip ir reikia. Ta prasme, visiems viskas aišku, visi dabar atitiksim reglamentus ir visi laimingi. Bet jeigu mes kalbam apie kažkokią tai ten, tarkim, nežinau, Lietuvos verslo forumą, būtent EBITA ar ten kitus, tai man atrodo, čia yra tas, kur tu, kaip aš kartais sakau, išeini susivėlęs. Intelektualiai susivėlęs. Nes nieks nežino atsakymų. Šiaip. Jeigu jie nėra įstatymų rimti, nors advokatai pasakytų, kad net ir tų atsakymų nieks nežino, nors yra įstatymas. Ir va čia, man atrodo, didžiausias grožis yra tada, kai tu išeini po konferencijos suveltas, su visa krūva klausimų ir tada pradedi ieškoti atsakymų. Tai čia, man atrodo, yra didžiausia konferencijos nauda. Ne? Turbūt, kad ten, žinai, kai sako, tai reikia inspiracijos to konferencijos. Tai reikia, bet neišplėsta, ar ne? Kas iš tikrųjų yra ilgalaikė, tai tas klausimas, arba tas, toks netitikimas, arba ta konflikto, lengvo konflikto erdvė tarp to,
kur tu esi ir kur tu potencialiai galėtum būti, ar ne? Nu, ar tai būtų, nežinau, pasiekimai, ar tai būtų kažkoks tai klausimas, ar tai būtų tavo mąstymas, ar ten, nu, kas tai bebūtų. Ir va čia man grožis, kai atsiranda tos erdvės, kurios, va čia aš dar turiu ką nuveikti. Bet ar nėra taip, kad mes leidžiam kitiems mumise pasėti abejonę tik tai tuo atveju, jeigu žinom, kad jie yra gerą pūdo drusko suėdę, kad jie yra praėję savo žinau fazę ir dabar jau yra toj nežinau fazėje. Nes dėl ko aš sakau, nes yra labai daug, mes gyvenam šito influencerių pasaulį, kur visi turi ir kartais netgi jaučia spaudimą turėti nuomonę. Visi gali paskaityti, visi gali čia GPT paklausti. Tai žinojimo mums visiems netrūksta. Ką aš turiu vis tiek pajausti iš to žmogaus, kad jis, nu, aš kaip sakau, alkūnės nusibrozdės yra iš šitą nežinojimą. Ne tiek, kad tiesiog, vat, galbūt čia paskaičiau, ir galbūt vat, čia dabar pabejoti. Absoliučiai. Čia turi būti ta 100% etos dalis, trečia, Aristotelį, jeigu pasimsiu. 100% sutinku, kad tu turi, nu, čia gal taip negražu gal būtų pasakyti, bet gal ir gražu iš kitos, tu turi turėti teisę kalbėti tą temą. Būtent. Ar ne? Tai, kas čia, profesorius Bumblauskas turėjo tą, kad, nepasakysiu tikslios frazės, bet ten kažkas tokio, kiek tų knygų perskaitai, kad iš principo gali apie tai kalbėti, ar ne, nu, iš tos serijos. Bet ten kažkaip dar jisai kiečiau tą vietą pasakęs, ar ne? Ar net nekalbėtų, kad turėt savo nuomonę. Nu, žodžiu, jo. Paklausim Bumblausko. Jo, reikia Bumblausko. Bet aišku, 100%. Tu prasme, tu turi turėti teisę kalbėti tą temą, kodėl tu kalbi. Bet čia labai įdomiai pradėjai, ko nedaryti, nebūti tuo žiniuku visažiniu ir rodyti ir sakyti, kad čia yra taip ir ne kitaip. Ko dar tada reikėtų nedaryti? Ko dar nedaryti? Nebūtų tobulam. Nebūtų tobulam, nes mus erzina visi tie, kurie yra tobuli, nes tokių nėra iš principo teisingai. O ar tau vadovas sunku ar lengva įtikinti, kad nebūk tobulinės? Nu, pasakyti čia, žinai, neprisninga nuo pasakymų. Jo, neprisninga. Turbūt nesunku. Kaip? Dažniausiai. Niekaip. Aš sakau, būk savimi. Aš sakau, apsirenk taip, kaip tu kasdieną vaikštai. Aš sakau, nesugalvok ateiti su kostiumu, kuris tau neįprastas. Jo, išeiginiu, ar ne? Ta prasme, tai nes turbūt ne tiek jam pasakymas arba jai pasakymas, ne, kiek to konteksto kūrimas, kuris leistų jam būti, nu, paprastu tokiu, kokius yra, labiau nesiekiant ten kažkokios tai tobulybės, ar ne. Tai jo, bet man atrodo, tas yra labai svarbu. Ne, mes nenorim, nu ir mes truputėlį kalbėjom apie tai, ne, kad dirbtinis intelektas yra tobulas. Visom prasmėm, ar ne, bet net ir šlykšton kiek tobulas. Ir tada tu nori matyti tuos žmogiškosius netobulumus, kaip ta kava ant savęs, arba ten, nu, kas tik nori, bet tai daro tik tikrą pasaulį, ne? Tai... Bet žinai, mes čia analizuojame daug dalykų, kurie vyksta scenoje, man kažkaip norisi visą tai transformuoti ir į tai, ką galima pritaikyti pačiose organizacijų viduje. Ir aš girdžiu, kad tie patys dalykai, apie kuriuos kalbate, nebūk tobulas, nenorėk žinoti visko, drįsk būti pažeidžiamas, atviras ir per tai užkurk aplinkinius, galvoti ir siūlyti sprendimus, visa tai yra validu. Absoliučiai. Tai, žinai, tais atvejais, kai tu nekalbė su savim, tai tu visą laiką bendrauji su kitais. Ir tai yra visą laiką didesnė ir mažesnė scena. Kur tai bebūtų, ar ta scena būtų tavo šeima, ar ten, nežinau, giminės festivalis, ar šitas podcastas kažkuria prasme, nes ten irgi yra auditorija, ne, kurie... Tai tu, žinai, tai tas, man atrodo, galioja visur. O ką pats matai gal tada, ką galėtų vadovai atsinešti iš scenos į organizacijų komunikaciją? Ar atvirkščiai? Viską. Bent žmogiškumą, jų žmogiškumą, netobulumą, dar kas nors. Paskaidykim viską į konkretybės. Bet čia, nežinau, turbūt tos visus dalykus, kuriuos kalbėjom, ar ne, tai vienas dalykas, kad tai trukmė. Galima kalbėti trumpiau
žinai, ir tas veikia, ar ne? Tada struktūra ir aiškumas, ar ne, kurios visą laiką irgi reikia, ar ne? Neturėk lūkesčio, kad pavyks iš pirmo karto. Ir nepavyks iš pirmo karto, bet ir nereikia iš pirmo karto, ne? Tada nesisteng būti tobulas, ar ne? Nes, nu, kaip ir sakau, man atrodo, mes nemėgstam tobulų žmonių, nu, jau kažkaip taip gaunasi, ne? Mes norim, kad kažkur, kažkaip tai, ir tada tikras žmogus pasidaro, ne? Tai nežinau, visi šitie dalykai, jie gali nuo scenos eiti į organizaciją, gali iš organizacijos eiti į namus ir visur tai turėtų būti. Žinai, dar kitas dalykas, kuris kažkaip čia, kaip paklausėt, iš scenos į organizaciją, aš šį pranešėją visą laiką sakau, kad man būtų labai fainai, jeigu tavo pranešimas būtų kaip pokalbis svetainiai. Ne? Tai ir tada čia klausimas, ar čia iš scenos į namus, ar iš namų iš tikrųjų, ar iš namų noriu atsinešti į sceną, ar ne, bet turbūt, kad, nu žinai, kur aš sakau, įsivaizduoju, kad susirinko tavo geriausi draugai, nu ten, tarkim, ten, nežinau, ten didelės konferencijos atveju, tai ir daug draugų, ir didelė svetainė, bet jūs turit pokalbį, ar ne? Ir aišku, kad dažniausiai pokalbį, kai mes turime, jis yra dvipusis, ar ne, bet apsimes, kad čia vyksta pokalbis, ar ne? Ir net aš sakyčiau, scenoje kalbėti taip, kaip tu kalbėtum pokalbėje, bet ne, nu žinai, kaip mes įprastai įsivaizduotume, kad atėjai, susakėjai. Ne, o pokalbį turi visko. Ir abejonės, ir ten pasikrapštimo, ir ten, ką žinau, visko turi. Ir man atrodo, tas gražu. Visada sakau, kad gera kalba yra dialogas. Taip. Mes labai suklystam, kai padarom kalbą monologu. Taip. Net ir tuo atveju, kai nėra to grįžtamojo ryšio, balsu iš auditorijos, jis vis tiek yra ir tu vis tiek gali daryti dialogą. Taip, jie linksi, jie mirksi, žinai. Tai daug dalykų. Pabaigai noriu vieną klausimą, kuriam idėją pats pametėjai. Kai išeina žmonės, kad pagal ką tu vertini gerą konferenciją, jeigu išeina žmonės ir pasako, kad šito nekalbėjau arba šito nepaklausiu. Ko mes tavęs nepaklausim? Viską paklausim. Blogas podcastas buvo. Ko nepaklausit? Nežinau. Daug dalykų apkalbėjau. Aš manau, kad tai buvo geras dialogas ir tikiuosi, kad žiūrovams ir klausytojams užteks kantrybės ir atrasite savo vertę iš viso to, kas iš tikrųjų daug buvo aptarta įvairiais kampais. Ir aš tai palinkėsiu tiesiog tau pačiam smagių konferencijų. Ačiū labai. Suveliančių. Ačiū. Ačiū, Dainiau.